garsioj rankinio kalviai Skaudviliai 60-ais. Ten ir pradėjau rankinį, o esmė ta, kad tėveliai buvo paprasti žmonės, tėvukas statybininkas, mama ligoniai virtuviai visą gyvenimą pradirbo. Šeimoje buvom tryse, faktiškai keturiese, aš dar ir brolį turėjau, bet dėja jo nemačiau, aš po brolio gimiau, jis mažiukas mirė nuo minigito, o dar dvi sesės, dabar likę dviese, aš ir sesė. Tėvukas buvo iš didelės šeimos, iš 13 vaikų, mama iš 7, tai pusbroliai ir pusseserių tikrai kažkada skaičiavom, iš bendrai 38 pusbroliai ir pusseserės. Tai giminė tikrai didelė. O kas liečia Skaudvilę, kaip ir minėjau ką tik, rankinio kalvė, ten ir 5 klasėje pradėjau rankinį žaisti. O kaip ir visa Skaudvilė, nes kitos sporto šakos nebuvo, aišku, teko už mokyklą ir lengvojo atletikoje dalyvauti, ir krosus bėgti, kur nuvažiavus ir į Tauragę krosą prabėgau, iškart mane pradėjo lengvosios atletikos treneriai kalbinti į lengvąją atletiką. Pirmas treneris, kaip ir kito ir nebuvo, Marcelinas Zelba. Visų skaudviliškių, ko gero, pirmas, nes jis iš tiesų rankiniui davė, Lietuvos rankiniui davė daug. Jau jo nėra, bet jisai padarė didelį palikimą rankiniui, Lietuvos rankiniui. Tikrai labai daug. Kad ir tam pačiam Granite mes buvom keturiese. Aš faktiškai nebuvau nei vienoj rinktiniai moksleivis būdamas. Bet mes turėjom rimta tokia mano tavo laikų komanda buvo. Reikėdavo dalyvauti visą laiką Lietuvos televizijos tauriais varžybose. Ir mes mokyklos komandą daėjom iki to, kad tai jau čia buvo 11 klasiai, tada nebuvo 12, 11. Ir mes suėjom, kad teko žaisti su Šiaulių Tauru. Mane kažkas užfiksavo. Ir paskui mokyklai dar dar sniego biški buvo. Aš dariau nuotraukas ir mama ateina, sako, ką prisidarėjai. Sakau, nesupratau, sako, Juoda Volga važiavo į kiemą, ateina skrybėlėti. Tai mama asociacijai, saugumas dar ar čia kažkas, kad jau švelniavos prisidaręs, o ten pasirodo ir Marcelinas Zelba buvo, ir Leonas Jankauskas, televizorių gamyklos direktorius, dar kažkas. Jie atvažiavo paprasčiausiai mane kalbinti, kad aš važiuočiau į Šiaulius po mokyklos į Taurą sportuot. Taip ir atvažiavus į Šiaulius, tai į tą fizinio pasiruošimo stovyklą, tai man buvo taip, su inkariniais sportbatukais, net aprangos normalios neturėjau. Ir reikia bėgti krosą, tai man buvo vienintelis dalykas, kad mane niekas negali pralenkti. Taip ir buvo. Jei ten keliam kažką, tai aš turiu daugiausiai iškelti. Ten tie vyresni gali ir pritingėdavo, bet tai man reikėjo parodyti, kad aš noriu, kad aš degu. Po tautų spartakiados, kai aš ten neblogai sužaidžiau, iškart buvau pakviestas į Granitą. Man net abejonių nekilo, taip. Mūsų visų gal buvo ta svajonė žaisti Granite. Ir po tautų spartakiados atsidūriau Granite. Ir mes grįžom, jo aišku, vėlai. Tai aš visus chebras suvedžiojau į kambarius, o gyvenom po tribūnom, kur senasis stadionas, geležinės lovos, viskas, nebuvo kitaip. Tai visus sutampiau
į kambarį ir kitą dieną jau buvau komandos narys. Sakė, šito žmogum galima pasitikėti. O žiūrovai, tai, pavyzdžiui, tokiuose Elektrėnuose žaidžiant, tai būdavo, kai krašte, tai ten bėgiai iš balkono pipirius pildavo ant galvos. Nu, bėgi čiaudėdamas, nu, tai yra visko buvę. Visi norėjo laimėti, bet tai... Nu, kai tik išpuolė vestuvės ir Druskininkuose stovykla, tada buvo Romas kasininkas, tas juodas. Ir aš po vestuvių gal net važiavau 2 dienas į stovyklą. Bet atvažiavau iškart susirinkimas ir pasakė 70 rublių man nuo algos. O paskui pasveikino mane, kažkokius paveikslus davė. Ir kai tik po vestuvių su žmona nuvažiavom, tai po šiai dienai kažkaip su Romu Dumbliausku pabendraujam ir jis atsimena, sako, atvažiavai, užbaudavo ir paskui dovaną dar duoda vestuvinę, kažkokią nesąmonę. Negalvoju, kad aš labai nemokėjau žaisti, o rankinio jei ten į tą sąjungos rinktinę kvietė, kur irgi gal ten... Ir ten buvo gerai, toj sąjungos rinktinėje, ten irgi tie visi vis tiek žaisdavai ir buvo toks Klimovas, tada treneris sąjungos rinktinėje, tai mes su Klimovu kažkaip bendraudavom, nes buvo, kad mes keturiese, tuo laiku Kaučikas, aš, Valuckas ir Navickis rinktinėje. Ir Klimovas kažkaip mes bendraudavom su juo ir jisai man sako, aš sako, taip noriu, kad tu patektum tą rinktinę. Nu, bet neįsipildė, nu, tai vadinasi, per silpnas buvau. Kažko trūko, nu. Ir dar plius lietuvis, nu, tai... Kaip ir Skarbalius sakė, aš antras čia sąjungoje ir pasaulyje vienas iš pirmųjų pradėjau tą suktą metimą mesti iš krašto, tai ir Skarbalius sakė, nu, tu vienas iš pirmųjų. Karšakėvičius pradėjo sąjungoje, o aš pamačiau, pasilikdavau po treniruotės, pastatydavau stovą ir su kuo dabar aišku, kai tiek tepalo yra Paryžiui. Aišku, į Daniją ne į tą biskį lygį tada patekau, bet mane ten ant rankų nešiojo, mano buvo vieni iš geriausių metų, o žmona ten būdavo tikrai. Aš atvažiavau ten, suktų metimų įmečiau, tai žiūrėdavau po 10 kartų. O po pirmų varžybų, pirmos varžybos buvo oficialios mano, aš nedaug lošiau, gal 20 minučių. Tai ir dar man tai pasisekė, žinai, paskutinę sekundę išlyginau rezultatą. Nu, ir ten ta komanda, su kuria žaidėm, jie jau užsitikrino išėjimą į kitą lygą. Ar jau Chebra Balivoje, alų, žinai, rūbiniai viską, tai ten ir mus vaišino. Ir pas mane žurnalistas atėjęs, viską, atėjo tas kitos komandos treneris, mane klausė, iš kurios komandos. Sakau, iš Kauno Karinių, žinau, sako, gal nori, sako, nu, aš tik atvažiavęs tą Daniją, žinai, ten jis į klubą, sako, jei priimtum pilietybę, sako, kviesčiau į rinktinę savo, į Danijos nacionalinę. Nu, tai, žinai, man 30 metų, tai aš metam turėjau kontraktą, bet tai tada, nu, įdomus dalykai, o šeimai, nu, sveikata svarbiausiai, o kaip, jau 66, tokie, nu, norėtų apversti tą skaičių į kitą pusę, žinai, ir pamatyti jį, jeigu duos dievulis galimybę, bet tai čia, ko gero, neišeis taip. Niekas nežino, šiandien kalbam, rytoj galim jau nekalbėti, o jei bus sveikata, taip, dar nelabai naudoju tablečių. O tabletės, kas yra, nu, tie biskito geros tabletės, kur aš padarau, tai karts nuo karto. Neatsisakau, neneigiam. Tai išžudai visus bacilus. O
duos Dievas sveikatos, tai taip, savo sveikatos, daug man nieko nereikia, aš viską turiu. Yra ir anūkė, ir dukra, ir kur gyvent, nu, tai